Jeigu jums yra labai sunku įtūpti giliai ir pritūpimo metu galbūt kyla kulnai, galbūt pametat svorio centrą, krentat į priekį, pamėginkite atlikinėti kasdien bent kelias serijas šitos pratimus. Pasidėsime pakilas prieš save, iš toj patį laikysime lazdą, gali būti ir svoris. Mūsų tikslas yra neįeiti į jokį didelį diskomfortą, negauti kažkokio tai didelio tempimo. Pratime jaustis gana komfortiškai, tempimas turi būti labai lengvas ir atlikti tokius įtūpstus lėtai su pauze momente, kuomet jaučiame lengvą tempimą. Sekančių pratimų naudosime pakilas po kulnais. Pradžiai galime naudoti didesnis pakilas tam, kad sumažinti reikalavimą čiurnos mobilumo. Ir tokiu metu mes galėsime praktikuoti įtūpimą žemyn, bet kokiu atveju stengsime išlaikyti didesnę maksimalę įtampą, pilnai neatsisėsti, atsisėdu į tokį patį, kur dar neatsipalaiduoju, pabūnu kelias sekundės ir tada atkylu, bet jeigu aš jaučiu, kad aš pametu savo svorio centrą, krentu į priekį, man gali labai padėti būtent svoris prieš save ir atlikti tokį pritūpimą. Na ir laiko einant galime mažinti pakilas po kulnais, taip adaptuojant kūną progresyviai, didinti savo apkrovą ir amplitudę bei pratintis prie veiksmo.